Laba diena. Šiandien turim pokalbį su biomedicinos mokslų daktare, kineziterapijos magistrė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentė Brigita Zachovajenė. Brigita yra vienas iš tų unikalių žmonių, kurie aš pažįstu, kuris atrodo jau tiek turi laipsnių, tiek sugeba, tiek žinių, bet jai niekada negana ir smagu su ja bendrauti, todėl kad net po pusės, nereikia ilgo laiko, tiesiog po pusės metų susitikus, tame pačiame seminare gali būti ir iš jos išgirsti masę naujų žinių. Tai iš tiesų yra labai ir labai įdomu. Šiandien mūsų pokalbis sutartas apie limfotaką. Ir limfotaka yra toksai tarsi mistinis skystis. Kodėl mistinis? Todėl, kad prasideda niekur ir baigėsi niekur, bet jisai yra kūne ir jisai cirkuliuoja. Ir mūsų tema, kaip ir planavom pakalbėti, ar galime limfotaką patys savo suaktyvinti. Ir klausimas Brigitai, ar įmanoma patiems suaktyvinti limfotaką? Aš suprantu, kad tai yra labai plati tema ir daug yra problemų, kai limfotaka necirkuliuoja, nes pati susidūrusi esu, kai žmogus metus laiko ieško problemos ir atrodo visi tyrimai geri, žmogus sveikas, bet ateina tiesiog pasidaryti nugaros masažo, nugara baisiausiai kieta ir po 2-3 masažų žmogus sako, aš nesitikėjau, kad galiu taip jaustis, pasirodo, man nieko nėra. Tai kaip su ta limfotaka, ar galim mes patys savo kažką padaryti? Tai laba diena visiems, taip iš tikrųjų mes esam ne tik tai savo kūno viso šeimininkai, bet ir limfotakos taip pačiai. Ir limfinę sistemą mes galim aktyvinti įvairiom priemonėm, įvairiais metodais, tiek, sakykime, mechaniniais, jeigu imtumėm fizinius pratimus, biocheminiais, jeigu reguliuotumėm, ką valgom, ką geriam, dujų apykaitos procesais, tai yra kaip kvėpuojam, kiek įkvėpiam, kaip funkcionuoja mūsų diafragma, tai irgi lemia labai daug daro įtakos mūsų limfiniai sistemai, todėl kad pagrindinis limfinis kamienas, kairysis limfinis kamienas, kuris sugeria 75% mūsų viso kūno limfos arba perneša iš 75% kūno mūsų limfos, kerta mūsų diafragmą. Tai va, diafragmos funkcionavimas irgi lygiai taip pačiai turi įtakos mūsų limfiniai sistemai. Na ir toks paprasčiausias arba rytų medicinoje labai dažnai vartojamas toks biologiškai aktyvus taškas K27, tai yra inkstų 27 meridianas, taip, kuris yra tarp raktikaulio kampo ir krūtinkaulio kampo, tos duobutės, kurias galima apsičiuopti. Čia ir būtent yra tos dvi vietos, kur suteka mūsų limfa į veninę kraujotaką. Tai yra 2 pagrindiniai kamienai, dešinysis limfinis kamienas ir kairysis limfinis kamienas, dar yra vadinamas krūtininiu kamienu, įteka į Jungo veną ir taip iš organizmo yra pašalinama, atnešta iš periferijos kūno limfa. Tai dabar, sakykime, jeigu aš masažuoju šitą tašką, tai yra vienas iš būdų, kaip aš galiu aktyvinti limfotaką. Taip, vienas iš būdų, tik tai mums reikia pirmiausiai suprasti, kad limfa jinai gali būti prilyginama kaip ir organizmo skysčiam, taip, tai yra organizmo skysčiai ir kas ją pirmiausiai sudaro, tai sudaro vanduo, gausybė baltymų, ląstelių, kurias, sakykime, limfinė sistema sugeria iš intraaudininių tarpų, tos pačios patologinės ląstelės, riebalai. Tai yra limfos sudedamoji dalis, yra būtent didelė dalim vanduo, bet ir daug kitų sudedamųjų dalių, kurios pačios limfą tirština. Ir limfa pirmiausiai pas mus jinai neteka, jinai pumpuojasi. Tai vat limfos pagrindinis aspektas, tiek kalbant apie limfodrenažinius masažus, tiek limfos aktyvaciją, mums reikia prisiminti, kad jinai yra tokia pulsuojanti, va tas mistinis skystis, jis pulsuojantis ir būtent tokiais judesiais mums reikėtų ją, sakykime, taip stimuliuoti arba aktyvinti. Ir jeigu mes susirandam tuos 2 taškus, kurie yra, kaip ir minėjau, tarp raktikaulių ir krūtinkaulių ir pakankamai plačia, sakykime, apimtimi, galim dėti 2-3 pirštus į tas duobutes, kurios tai ir yra pagrindinės perdavimas į veninę kraujotaką, tai yra lėtais, pulsuojančiais judesiais, iki 10-12 judesių,
pulsuojant, giliau paspausti, giliai, bet švelniai, lėtai paspausti ir vėl atleisti. Tai va čia yra tie pirminiai judesiai, kuriais mes, sakykime, galėtumėm savo suaktyvinti limfą. Dar vienas yra labai svarbus momentas limfos aktyvavimui, tai yra vibraciniai judesiai, mikrovibraciniai judesiai, kuriuos mes galim sukelti mikrošokinėjant ant, sakykime, batutų, ant netgi tos pačios lovos, kaip vaikystėje mes kažkada tai mėgdavom šokinėti ir tėvai labai drausdavo. Aišku, vaikų šokinėjimo mechanizmas yra skirtas kitam aktyvavimui, ten yra raiščiam labai gera intencija aktyvinti. Tai suaugusiam žmogui mikrocirkuliaciniai judesiai tiek ant batuto, tiek ant minkštų, spiruokliuojančių kažkokių atraminių paviršių irgi veiks mūsų limfinę sistemą. Tas pats mechaniškai limfiniai sistemai suaktyvinti mes galim padaryti tokį padaužymą ties krūtinkaulio visų kūno, ties krūtinkaulio kardinę ataugą, Jungo įlanka, vat būtent ten, kur ir praeina pagrindinis krūtininis minėtas limfinis kamienas, kuris ir sugeria tą 75% mūsų visos kūno limfos. O dabar toks klausimas, labai įdomiai nuskambėjo apšokinėti ant batuto. Tikrai atrodo ir smagu, bet dabar galvoju, žmogui virš 50 metų, kraujospūdis gana aukštas. Ir kaip ir baisu net pradėti apskritai šoktelti viršų baisu, o ant batuto tai atrodo net nerealu, kaip tokiu atveju vyresniems žmonėms. Geras klausimas, iš tikrųjų šokinėjimas ant batuto šitoje vietoje nėra prilygstama kaip akrobatikai, tai yra mikrovibraciniai judesiai, kurie sukelia mūsų limfiniai sistemai papildomą pagalbą susitraukti taip vadinamiem limfangionam, tai yra tiem struktūriniam elementam, kurie ir pirmieji skatina mūsų limfos, sakykime, tekėjimą arba tą vadinamą pulsavimą link pagrindinių limfinių kamienų ir pagrindinių limfinių latakų. Netgi pats paprasčiausias mikro vibravimas stovint, kad ir ant kietos plokštumos, irgi tai yra limfiniai sistemai pagalba. Tai patikslinant apie batuto, sakykime, veikimą, tai neturėtų būti šuoliai, tai yra mikrovibraciniai judesiai. Ir kiek, sakykime, reikėtų, nuo kiek pradėti, jeigu žmogus visiškai nešokinėjo, nedarė sporto, tik vaikščiojimas, aš dabar turiu konkrečius kelis atvejus, kad žmogus tiesiog vaikšto, vienas vaikšto su lazdom, kitas šiaip tiesiog daug vaikšto miške. Ir pakalbėjus apie šokinėjimą, matau, akys tik išsiplėtė ir sako, kaip, taigi pas mane kraujospūdis aukštas, tai nuo kiek reikėtų žmogui pradėti nuo tų vibracijų, sakysim, ar tai minutė turėtų būti, ar tai dar trumpiau, ar tai tiesiog iš pat pradžių net ne ant batuto, ar kaip irgi dabar išgirdau, kad lygioj vietoj, bet kaip ta vibracija jinai turėtų atrodyti, nuo ko pradėti, nuo kur ta pati pradžia ir iki kiek eiti, kas kiek laiko didinti. Vėlgi tai labai yra individualu ir labai, sakykime, sunku abstrakčiai pakomentuoti. Pirmas, ką mes turėtumėm, sakykime, save diagnozuojant, pasirinkti tą trukmę, tai yra mūsų pojūčiai, kaip mes jaučiamės, malonu mum ar nemalonu, kelia raumenų įtampą ar nekelia, yra saugu ar nesaugu. Ir pats toks paprasčiausias, lengviausias tiesiog mikrospiruokliuojančiais judesiais, kad ir ant kieto paviršiaus sulenktom truputėlį kojom, sulenktais klubų sąnariais, čiurnų sąnariais, tokį mikro vibravimą, net ir jeigu, sakykime, aš galiu pat save parodyti tokiu judesiu, kuriuo aš tą atlieku sėdint, aš irgi sukeliu tam tikrus vibracinius judesius, kurie privers mūsų limfą pumpuotis aukštyn. Jeigu, aišku, mes turim tam tikrų šalutinių, sakykime, susirgymų arba tam tikrų disfunkcijų, tokių kaip aukštas kraujo spaudimas ir pats batutas jau bus nestabilus paviršius. Vėlgi yra įvairiausių įtempimų tų batutų. Tai tada tikrai užtenka netgi ant minkšto paviršiaus, ar tai būtų kažkoksai, tai, sakykime, pagalvės paklotas, ar tai būtų kažkoksai, sakykime, paralono paklotas, kuriuo mes mikro, net iš tiesų užtenka tų spiruokliuojančių judesių, kuriuos sukelia amortizaciniai judesiai mūsų pačiame kūne, todėl kad mūsų kūnas labai daug sudarytas iš vandens ir būtent tie vibraciniai tokie cirkuliuojantys judesiai aktyvins mūsų limfą. Nu, iš tiesų įdomu.
nes atrodo tai, kas paprasta, galima savo padėti visai nesudėtingai. Ir dar labai dažnai girdžiu, kad limfai labai svarbu gerti daug vandens, norint, kad pratekėtų, kad nesutirštėtų. Ir vėlgi tas vanduo kiekis įvardyjamas įvairiai, nes vėlgi inkstai negali perdirbti daugiau negu 700 ml vienu metu. Taip, kažkur tai toksai, kad nedaugiau gerti. Per dieną rekomenduojama 1,5 litro, 2 litrai, 3 litrai. Žinau, kad vėlgi yra pagal žmogų nustatoma, kiek jam išgerti. Tai ar yra tas toksai, sakyti, minimalus ir maksimalus kiekis, kuris reikalingas, kad limfa nesutirštėtų, kad galėtų tikrai cirkuliuoti, kad vanduo nebūtų ta problema, dėl kurios sustoja limfotaka? Labai gerai paminėjo Dalia apie tai, kad kuo mažiau organizme yra skysčių arba kuo didesnis yra trūkumas organizme skysčių, tuo limfa darosi klampesnė ir tirštesnė. Apskritai limfa kaip sakykime, struktūrinį elementą mes galim prilyginti kisieliui. Tai yra, kuo mažiau yra vandens, tuo mūsų limfa pati kaip struktūra labiau klampėja. Kuo skystis yra klampesnis, tirštesnis, tuo cirkuliacija limfagyslėmis yra sudėtingesnė. Dabar atsakant į klausimą, kiek reikėtų išgerti vandens ir kaip mūsų organizmas apskritai funkcionuoja, yra įdomu pabrėžti tai, kad jeigu organizme mūsų trūksta vandens, o mūsų smegenys pirmiausia saugoja mus, sakykime, nuo gyvybiškai svarbių sistemų pažeidimo, tai jeigu organizme trūksta vandens, tai pirmiausiai taip fiziologija sureguliuota, kad organizmas pradeda siurbti iš pačios, sakykime, jeigu taip galima vadinti, smegenim nereikšmingiausios sistemos arba labiausiai galinčios išgyventi sistemos, tai yra griaučių raumenų sistema. Ir jeigu organizme trūksta vandens, tai automatiškai iš intraaudininių tarpų esančių sąnariuose, iš mūsų kremzlių, iš mūsų sausgyslinės dalies, iš mūsų raumenų skaidulų intraaudininių tarpų, tos pačios fascijos yra traukiamas kaip kempinė vanduo į gyvybiškai svarbės sistemas, tai yra širdies kraujagyslių sistema ir šalinimo sistema. Tos dvi sistemos yra pagrindinės tam, kad mes galėtumėm, sakykime, išgyventi, ir to išgyvenamumo klausimas yra labai jautrus, skirtingai negu griaučių raumenų sistemos. Tai vat pirmas dalykas, kurį, sakykime, aš visada miniu savo pacientam, kad jeigu organizme trūksta vandens, pirmiausiai pradeda kentėti mūsų griaučių raumenų sistema ir kaip dažniausiai simptomatikai tai yra mūsų sąnariai ir minkštieji nesusitraukiantys audiniai, tai yra kapsulė, kremzlė, fascija, sausgyslinė dalis, jos kietėja ir automatiškai trikdo mūsų judesius arba dalinai riboja, kausto mūsų judesius. Ir tai vienas dalykas. Antras dalykas, tirštėja limfa, nors limfos mūsų funkcija ir, sakykime, ką labai svarbu atkreipti dėmesį, tai yra limfinė sistema labai dirba mūsų kaip apsauginė sistema, nes jos funkcija yra ne tik tai pašalinti papildomą tą vadinamą 10% likutinį skystį iš intraaudininių tarpų, kurių nesugeba sugerti venulės, veninė sistema, tai yra vienas, ir pašalinti stambiasias baltymų ląsteles. Tai dar viena yra labai svarbi sistema, tai yra atpažinti patologinės ląsteles, atpažinti, pagauti, pernešti jas į limfmazgius, ten perfiltruoti ir pašalinti toliau per kamienus į veninę sistemą, pašalinti tokiu būdu iš organizmo. Tai vėlgi mes prarandam automatiškai jau ir imuninės sistemos funkciją. Dabar kiek reikėtų gerti, labai sunku pasakyti, priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo, priklauso nuo kiek mes valgom, ką mes valgom. Ar tai yra sausas visiškai maistas, ar tai yra daugiau sriubos, ar mes valgom daugiau vaisių ir daržovių, ar mes iš vis sausais daviniais maitinamės, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kiek mes fiziškai aktyviai judam, tai yra kiek mes išgarinam vandens, nes kvėpavimo metu mes lygiai taip pačiai daug vandens išgarinam, prakaitavimo metu fiziškai aktyviai judant vandens išgarinam. Dėl to pasakyti litras, 1,5–2, vėlgi koks mūsų ūgis, koks svoris, kiek apskritai
bendra kasdieninė veikla, mūsų aktyvumas, nes dauguma žmonių galvoja, kad fizinis aktyvumas tai yra tai, ką aš, sakykime, judu kasdieniai veikloj. Ne, tai yra atskira fizinė veikla, kuri toli gražu netitinka kasdieninės veiklos. Plovimas grindų, tvarkymasis namų ir darimas kitų kasdienių darbų, tai nėra fizinis aktyvumas. Tai vat pagrindinį momentą, kurį labai abstrakčiai aš pirmiausiai rekomenduoju sekti, tai yra šlapimo spalva ryte. Kuo, sakykime, yra intensyvesnė spalva šlapimo, tuo daugiau ženklas, kad trūksta organizme skysčių. Tai yra, tuo didesnė apkrova yra mūsų inkstam. Vėlgi gėrimas, kaip ir jūs pasakėt, 700 ml vienu metu išgerti, arba ten, sakykime, išgerti 2-3 stiklinės vienu metu nėra rekomenduojama, todėl kad tai automatiškai mes lėtinsim ir savo virškinimo sistemą, jeigu ypatingai dar iš karto po to pulsim valgyti. Ir visas vandens vartojimas yra rekomenduojamas maždaug pusę valandos, 20 minučių prieš valgį ar praėjus valandai po, sakykime, valgių, valandai pusantros po valgių. Tai vat jeigu taip labai abstrakčiai bendrai visai auditorijai, kad tiktų atsakymas, stebėkit rytinį savo šlapimą, kvapą, spalvos intensyvumą ir tai yra pirmi ženklai, kad jūsų organizme pradeda trūkti vandens, nes spalva turi būti vos gelsva, neturi sklisti šlapalo kvapo, kuris koncentruotas duoda tokį aitrų ore kvapą. Tai vat, ir pagal tai mes kiekvieną dieną skirtingai gyvenam. Mūsų kiekvieną dieną yra skirtingas fizinis aktyvumas, judėjimas, valgymas ir dėl to pasakyti griežtai tam tikrą, sakykime, talpą labai sudėtinga, dėl to labai individualiai tą galima stebėti kiekvieną rytą. Dar tada tas pats atvirkštinis klausimas, o ar gali būti vandens per daug išgeriama? Gali būti vandens per daug išgeriama, žinoma, ir tą reikėtų stebėti ir vėlgi tam yra tikri požymiai, kurie atskiria, ar tai yra per didelė inkstam apkrova, jeigu, sakykime, mes atsikeliam ryte ir mūsų kojos yra apatinė, kas rodo, kad inkstam tai yra didelė apkrova ir jeigu tai yra, sakykime, nesusiję su fiziniu aktyvumu arba ten skysčių nepakankamų gėrimų, nes tai irgi labai daug įtakos, maistas mūsų arba vakar dieną, kaip mes gyvenom, jeigu, sakykime, aš nuėjau iš vakaro į pirtį, išprakaitavau, gavau labai daug taip vadinamos aktyvios hiperemijos, tai yra šiluma, kuri aktyvina kraujotaką, automatiškai kraujotakos aktyvėjimas labai apkrauna mūsų limfinę sistemą. Ir yra didelė dalis žmonių, kurie skūsis ryte, iš vakaro nuėję į pirtį, kad prabunda su paburkusiais audiniais, paburkusiais paakiais, patinusiom galūnėm. Tai vėlgi yra ženklas, kad limfinė sistema gavo labai didelį krūvį ir jinai nesugeba su tuo susidoroti. Kodėl taip yra, reikia kelti klausimą, kur limfiniai sistemai padidėja, kas padidina limfinę apkrovą, kodėl veninė sistema kartu su limfinė sistema nesugebėjo nudrenuoti iš intraudininių tarpų. Tai vėlgi tai yra toks labai abstraktus atsakymas ir aš manau, kad didelę dalį atsakymų tokių individualesnių arba konkrečių atvejų mes galim aptarti tą seminare, nesusitinkant ten iki pusės valandos. Tai vat labai svarbu, kas vyko iki to ir kokie yra požymiai varginantys tų patinimų. Pati širdies kraujagyslių sistema, jos nepakankamumas irgi labai dažnai yra susijęs su limfos sistemos sutrikimu. Tas pats venų apkrova arba venų tam tikros patologinių sienelių arba mazgų susiformavimas irgi labai daug įtakos duos. Mūsų kvėpavimas, kuris yra pagrindinis gyvybinis šaltinis arba, sakykime, diafragma, apie kurią aš kalbėdama tiesiog kaifuoju, nes jeigu manęs paklaustų, koks yra svarbiausias raumuo žmogaus organizme, aš visada sakau, tai yra diafragma. Tai yra raumuo, kuris labai daug turi mistikos, tai yra raumuo, kuris labai daug neša funkcijų ir praktiškai tai yra raumuo, kuris sujungia mūsų nuo pat galvos viršūnės iki pat pirštų galūnių mūsų kojose. Tai tai yra dar vienas mistinis, sakykime, struktūrinis elementas mūsų. Taip prisimenu, kai Brigita rodėt
staigų limfos suaktyvinimą diafragmos pagalba. Gaila, va dabar negaliu parodyti žmonėm, bet per seminarus Brigita tokį parodo. Tai iš tikrųjų staigus limfos suaktyvinimas. Tai va ir limfa, ir diafragma, kaip tiesiog atkeliant ranką, įkvepiant žmogui, galima tai greit padaryti. Taip, laikas senka, turim klausimų ir čia mūsų ganėtinai aktyviai bendraujam. Vienas buvo iš klausimų, vėlgi, su to šokinėjimu labai įdomu ir paprasta ir atrodo kaip ir galima. Buvo klausimas, ar čiužiniai, šitie masažiniai čiužiniai, ar jie irgi tinka, sakysim. Tinka, tikrai taip tinka, tik tai vėlgi gal aš per drastiškai pavartojau tą žodį šokinėjimas, tai yra tiesiog pulsavimas ant pėdų, sulenkus, atpalaidavus mūsų sąnarius, jau yra tas vibracinis mechanizmas, kuris veiks mūsų limfą. Ir dar kas yra labai svarbu, mūsų limfinė sistema labai tiesiogiai mechaniškai yra susijusi su fascijom organizmo. Tai vat visi mikrocirkuliaciniai, vibraciniai judesiai, jie labai gerai veikia mūsų fascijos elastingumą, o fascijos elastingumas lemia įtempimą, kas sukelia labai didelį spaudimą į pačias limfagyslės. Tai vat vėlgi fascijos elastingumas, kuri yra priskiriama nesusitraukiančiom struktūrom, tai yra mes jų valingai sutraukti negalim, bet jos elastingumą lemia vandens kiekis organizme. Tai yra, aš labai dažnai studentams sakau, palikit mėsos gabalą, kuriame yra labai daug fascijų arba tų vadinamų plėvių nakčiai tiesiog oro temperatūroje ir pabandykit pačiupinėti tas plėves iš vakaro ir ryte ir pamatysim, kaip keičiasi pats fascijos kietumas, nes vanduo išgaruoja ir kuo tampresnė yra, kuo stipresnė yra fascija, kuo yra mažiau elastingesnė, tuo didesnė apkrova spaudimo, mechaninio spaudimo vyksta mūsų limfiniai sistemai, tai yra pačiai limfotakai. Tai vat vibraciniai judesiai labai gerai sėkmingai veikia ir mūsų limfos, tiek fascijos elastingumui. Ir kaip Tomas Mayersas, autorius pasaulinio lygio, kuris labai daug ir pirmasis pradėjo kalbėti apie fascijų poveikį, apie miofascinės grandis, jis visą laiką sako, kad mūsų ta mikrovibracija, tas pats pratimas, kurį mes žinom, taip, to mirusio vabalo pakėlus rankas ir kojas ir mikrokratimas, tai irgi yra idealus pratimas mūsų limfiniai sistemai, ją dar sujungiant su kvėpavimu, ir tai yra fasciniai sistemai super geras atpalaidavimo būdas. Iš tikrųjų visko daug ir kuo toliau, tuo gilyn į mišką čia ir turbūt ir vienos paskaitos nebeužtenka, nes aš sakau, pati kiek dalyvauju, tiek atrodo vis naujo, nežinau, kada tos žinios baigsis, turbūt niekad nesibaigs, nes pas Brigita visada dar pasipildo. Ir dar turėjom vieną klausimą, nežinau, ar teko susidurti, Marijos Treben yra žolelių mišiniai, čia buvo įvardintas konkretus mišinys, ar tinka limfotakai, nežinau, ar šita sritis, Taip, tikrai taip, fitoterapija labai daug pasitelkiam irgi mūsų, sakykime, limfinės sistemos aktyvinimui ir ten gali būti netgi tokia skiriama ir labradoro arbata, ir debesylas, ir čiobrelis, mairūnas, našlaitė, ankstyvasis šalpusnis, jie aktyvina mūsų limfinę sistemą, taip, ir visas tas, kas gerina, sakykime, audinių cirkuliaciją, pašalinimą, drenuojantys preparatai, jie irgi labai gerai aktyvina, sakykime, limfinę sistemą. Jeigu imti pH reguliatorius, nuo ko irgi priklauso mūsų limfinės sistemos cirkuliavimas, tai yra šarminė rūgštinė terpė, tai selenas kaip papildas visada rūgštins terpę, cinkas šarmins terpę, ir vėlgi mes visi turim tokią vadinamą prigimtinę pH, tai yra mes gimstam turėdami polinkį vienai ar kitai, sakykime, terpiai daugiau dominuoti. Moterim yra sudėtingiau, moterų pH fiziologiškai per mėnesį kinta 2 kartus, tai yra prieš menstruacijas ir ciklo vidury, kada prieš menstruaciniai sindromai pasireiškia moteriai daugiau, kada rūgštinė terpė tampa dominuojanti, ciklo vidury, kada organizmo terpė daugiau pradeda šarmėti, nes moters organizmas visada pasiruošęs pastoti, tai irgi turės labai daug didelę įtaką mūsų limfiniai sistemai. Dėl to visi maisto produktai, kurie rūgština mūsų organizmą, padidins apkrovą limfiniai sistemai, kurie šarmins, palengvins.
Taip, labai įdomu. Dar ir pH palėtėm, taip. Bet vienas labai aktualus klausimas, gal dar kelias minutės galim skirti, nes visiems labai aktualu ir tai dažnas ir pastoviai aš girdžiu, kaip su tais limfodrenažiniais aparatais. Ir čia moteris konkretų klausimą užduoda, kadangi kapiliarai ir venos matosi, tai yra akivaizdžios, ar galima darytis, ar galima naudoti aparatus. Kaip tokiu atveju, nes tai yra paviršiniai. Taip, jeigu tai yra paviršinių venų išsiplėtimas, tikrai taip. Ir kalbant bendrai apie aparatus, aš visada sakau, kad taip galima, jeigu nėra limfoedemos. Kas tai yra limfoedema? Tai ne tas pats, kas edema. Limfoedema jau yra diagnozė ir tai yra diagnozė tada, kada yra dėl kažko tai mechaninio poveikio, operacinio poveikio, spinduliuotės yra pašalinami arba sutrikdoma limfmazgių funkcija arba operaciniu būdu jie yra pašalinami. Tai yra tada, kada mes turim pačios limfinės sistemos struktūrinį pažeidimą. Tai yra sutraiškytas limfagyslės, pašalintus limfmazgius, kurie yra pagrindiniai, vadinkim taip, filtruojantis mūsų limfinę sistemą elementai. Jeigu yra nors kažkokia tai patologija susijusi su limfinės sistemos struktūriniu mechaniniu pažeidimu, bet limfodrenažiniai aparatai tikrai nėra rekomenduojami. Tai turėtų būti taikoma manualiniai limfodrenažiniai masažai, tai yra atliekami rankomis, žinant specialistą, kuris suvokia, kad mūsų limfa turi taip vadinamus limfinius baseinus ir tie limfiniai baseinai turi tam tikras jungtis arba anastamozes. Ir tokiu būdu mes manualiai stumėm limfą ten, per kur organizmas ją galės nudrenuoti ir pašalinti. Jeigu mes turim tik tai veninės kraujotakos sutrikimus, pačių venų tam tikrus disfunkcinius mechanizmus, taip, aparatai tinka, viskas gerai, tik tai vėlgi aš visą laiką sakau savo pacientam, būtinai rankas užsidėkit ant K27, tai dar labiau sustimuliuosit savo limfą, netgi karts nuo karto to pačio drenažo masažo metu papulsuojančiais judesiais ją pastimuliuoti. Tai yra vienas ir mums reikia nepamiršti vieno dalyko. Limfa teka 20-40 mm gyvsidabrio stulpelio spaudimo jėga. Reiškiasi ir aparato veikimas turėtų būti nedidesnis negu 40 mm gyvsidabrio stulpelio spaudimo jėga, nes kitu atveju mes aktyvinsim kraujotaką, o kraujotakos aktyvinimui dar labiau apkrausim veninę sistemą ir duosim krūvio limfiniai sistemai. Kur kartais vyksta nesusišnekėjimas, tada, kada mes uždedam, sakykime, ar tas limfodrenažinės kojinės ar rankovės ir įjungiam aparatą ir įjungiam 20 arba 40 mm gyvsidabrio stulpelio spaudimo jėga. Spaudimo jėga yra minimaliai ir vos jaučiama ir žmogus galvoja, tai kad čia nieko jokio nebus poveikio ir man reikia stipriau, kad man stipriau suspaustų ir stipriau atpalaiduotų. Tai vat, jeigu mes veikiam į limfotaką, spaudimas nedidesnis negu 40 mm gyvsidabrio stulpelio. Jeigu mes veikiam į kraujotaką, taip gali būti didesnis, kas suspaudžia, atpalaiduoja, bet jau prie limfinių sutrikimų nebus rekomenduojama. Gerai, ačiū labai. Ir vienas paskutinis klausimas, ar tikrai emocijos įtakoja limfos tekėjimą? Trumpai, gal žvaigimui? Taip, tikrai įtakoja per keletą vadinamų mūsų, taip, sakykime, sveikatos trikampio kraštinių veikimą. Pirmas tai, kad emocijos ir stresas, mes kalbam aišku apie blogasias emocijas ir įtampą ir stresą, jos visada rūgštins organizmą. Antras dalykas, tai veikia per diafragmą, nes streso metu diafragma ne veltui yra vadinamų emocinių raumenių, nes į stresą mes visada reaguojam dvejopai. Arba ir mes užstringam įkvėpime, arba Jėzus, kaip reikės išgyventi, mes užstringam iškvėpime. Ir diafragmos ekskursijos kitimas turės įtakos mūsų limfinio kamieno, kairiojo limfinio kamieno aktyvavimui, nes diafragma susitraukdama, atsipalaiduodama veikia kaip pompa,
kuri aktyvina mūsų, sakykime, nunešimą į veninę kraujotaką. Taip tikrai veikia ir sakykime, iš tikrųjų mūsų smegenim emocijos tiek super geros, tiek super blogos yra stresas. Bet gebėjimas išlaikyti tą viduriuką pH, viduriuką emocijų, viduriuką struktūrinių, sakykime, balansavimų, va čia ir yra sudėtingiausia užduotis. Iš tikrųjų labai įdomu, nes atrodo jau geros emocijos, tai kas jau dar gali būti geriau, jeigu aš čia euforijoje, viskas čia man gerai, bet pasirodo, vėlgi tas pats aukso viduriukas yra pats geriausias. Tai iš tiesų, kaip gauni šitokį paaiškinimą išsamų ir supranti, kodėl taip yra, tai tada pasidaro aiškiau. Tai yra visi šitie atsakymai. Na, iš tiesų labai ačiū Brigitai už pasidalinimą. Tikrai, atvirai pasakysiu, nesitikėjau tiek informacijos gauti per pusę valandos. Nežinau, kaip bus per seminarą, manau, kad bus tiek, kad, kaip sakau, per poros valandų seminarą bus jau kelių dienų įvykiai ir visi atsakymai, kuriuos, nežinau, metus, kelis kaupėsi turėsiu. O šiaip gal nesupyks Brigita, jeigu pasakysiu, kad ją galima rasti fiziomedikoj klinikoje, nors žinau, kad darbo turi labai daug, nes pati atlikinėjau praktiką ir buvau. Ir iš tiesų, kai mačiau tos žmonės ateinančius, nusivylusiais veidais ir išeinančius iš kabineto švytinčius, tai jie man iki šiol akise ir, kaip sakau, tai yra fantastika, kad turim tokių žmonių, kurie gali padaryti ir pakeisti žmogaus vidaus emocijas. Kai žmogus išėjo, tai yra didžiausia dovana. Tai yra tas gydymas, kurio mes visi tikimės. Tai yra, kad mes gerai jausimės, kad gydytojas mums padės, nes medicina ir gydymas, kaip ir turėtų būti susiję, nes dažnai dabar sakom, kad medicina tarsi atsiskyrė nuo gydymo, medicina, bet yra kaip yra, labai tikimės, kad eisim tolyn ir tokių daktarų tik tai daugės, ir tokių klinikų daugės, ir turėsime galimybę pasirinkti. Tai labai ačiū Brigitai. Matau, irgi dėkoju Dalia jums, ačiū labai už gražius žodžius. Tai ačiū visiems prisijungusiems ir iki susitikimo kitais kartais, tiek seminaruose, gal dar pavyks Brigitos paprašyti dar kažkokį gyvą pokalbį, gal kažkas asmeniškai ateis. Na, žodžiu, vis tiek niekur nedingstam, kaip sakau, Lietuva maža šalis, vis tiek būnam visi kartu. Tai ačiū visiems ir iki susitikimo. Ačiū visiems, gražios dienos. Viso.